Sveiki, mėly ne tik tavo žiūrovai. Šiandien kalbamės apie darbą. Ar sunku studentui rasti darbą? Paklauskime jų pačių. Ar sunku buvo rasti darbą? Pasisekė, šiaip sunku, bet pavyko rasti. Nežinau, dar nebandžiau. Pakankamai. Žiūrint, kur ieško, kaip ieško ir ko ieško. Man atrodo, pardavėjai visada reikės, bet ne visi jais nori dirbti. Ar norėtumėt rasti darbą? Žinoma, ypač vasaros laikotarpiu. Ar sunku buvo rasti darbą? Nebuvo sunku. Nebuvo. Nebuvo. Manau, tam, kas nuoširdžiai ieško to darbo, tai jis pats ateina į rankas. Taigi, kaip matome, studentai labai sunkiai randa darbą. Paklauskime ekspertės. Kaip ieškoti darbo, paruošti savo CV, ar reikia motyvacinio laiško ir apskritai, jie atsakys mums į visus rūpimus klausimus. Nuo ko pradėti ieškoti darbo studentai? Vienas yra labai paprastas atsakymas, tai reikia žinoti, ko nori. Tai visų pirma žinoti, ko nori, kur nori daryti, su kuo ir kaip. Nes labai didelė klaida, kurią daro studentai, šiai dienai jau ne tik studentai, tai yra, kad siunčia visur ir bet ką, mažu kur nors pasiseks. Bet realiai tie žmonės, kurie daro atrankas, tai jie mato, kad ateina to paties žmogaus gyvenimo aprašymas į visas sritis įmanomas. Kaip tu nori dirbti, tai yra, ar tai turi būti pilna darbo diena ar nepilna darbo diena ir būtinai skaityti skelbimą. Jeigu skelbime rašoma, kad tai yra darbas pilnai darbo dienai, o tu tiek dirbti negali, tai būk mielas nesiųsk, nes savo pliuso žmonės taip neprideda. Kitas dalykas, tai reikia žinoti savo atlyginimo lūkesčius realius ne pagal tai, ką kalba draugai arba kiek uždirba mama arba tėtis, o pagal tai, kiek aš galiu duoti kompanijai ir ko aš už tai tikiuosi iš kompanijos. Studentai turėtų būti lankstus ir iš tikrųjų žiūrėti ir į praktikos vietas ir labai svarbu, kad kai studentas eina atlikti praktikos, kad jis išsireikalautų naudos už tos praktikos, kad nebūtų taip, kad nedaryk praktikos ir gavau pažymą. Arba tik gavau pažymą, bet įmonėje net nebuvau. Turbūt siunčiant gyvenimo aprašymą visą laiką reikėtų turėti omeny tai, kad žmogus, kuris jį gaus jį ne vieną. Gaus ir 100, ir 200, ir va čia kartais būna gauni 600. Ir gyvenimo aprašymas, kurį atsiuntys, turi būti lengvai skaitomas. Ir tai yra labai svarbu. Bet kaip aš minėjau prieš tai, kad jeigu gyvenimo aprašymas būna be proto ilgas ir ten reikia ieškoti informacijos, tai tik apsunkina darbą ir jūs tikrai rizikuojat, kad kažko nepamatys. Tuo tarpu gyvenimo aprašymas, tas CV pats, jis turi būti labai konkretus ir aiškus. Tai yra pagrindiniai 3 informacijos blokai. Tai yra asmeninė informacija, tai yra kontaktai, vardas, pavardė, išsilavinimas, darbo patirtis ir dar pridedama ten papildomi dalykai, kaip ten kompiuterinis raštingumas, vairuotojo pažymėjimas, asmeninės savybės ir panašūs dalykai. Kalbant apie tai, kaip tai turėtų būti išdėstyta, tai žiūrėti reikia į skelbimą. Jeigu skelbime pirmų numerių yra iškelta patirtis, reikia pradėti nuo patirties. Ir ta dabartinė patirtis, ta naujausia patirtis turi būti viršui ir jau einant senėjimo tvarka. Jeigu pirmų reikalų yra keliamas reikalavimas išsilavinimas, tada reikėtų kelti išsilavinimą. Gyvenimo aprašymas jisai yra visą laiką to paties žmogaus panašus, bet jis vis tiek turi būti adaptuotas. Praktiškai reikėtų taip įsivaizduoti turbūt, kad pirmas pažiūrėjimas į gyvenimo aprašymą trunka mažiau negu minutę. Tai yra, turėkite omeny tai, kad tą informaciją reikia lengvai surasti ir tada gyvenimo aprašymas bus tvarkoj. Dar vienas svarbus iš tikrųjų dalykas, kurį labai noriu paminėti, tai yra nuotrauka gyvenimo aprašyme. Žinokit, jeigu norėtumėm, galėtumėm padaryti galeriją. Tokių nuotraukų, kurių nereikėtų dėti. Nes iš tikrųjų žmonės turbūt nuoširdžiai stengiasi išsirinkti pačią gražiausią nuotrauką, kurie geriausiai atrodo. Bet jeigu ta nuotrauka, kurioje geriausiai atrodo, tai yra padaryta prie baseino, per kalėdas su seneliu, šalčiu, jeigu tai yra padaryta kažkokiam baliui, tai tikrai netinka. Tikrai netinka. Ir iš vis mano asmeninė nuomonė, ir mes dar šiandien su mūsų konsultantėm kalbėjom, jeigu nuotraukos neprašo, nedėkit. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai yra elektroninio pašto adresas. Nes, dabar nežinau, kokį čia greit pavyzdį pasakyti, bet jeigu bus ten Ežiukas 15. Ežiukas 15, arba tenais ten dzedze Vania kažkas, tai, atrodo taip. Tai tikrai nemokamų pašto dėžučių yra va tiek, tai paimsi sukurti ten vardas, taškas, pavardė, tai kažkas yra daugiau negu paprasta ir turbūt tokį reikėtų naudoti. Taigi, mėly žiūrovai, sėkmės jums ieškant darbo ir tikiuosi, kad mūsų patarimai jums padės. Iki greito. Ate.